Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Iškeliaudamas iš Kafarnaumo Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų vardu Matą ir tarė jam: eik paskui mane. Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Kai jis Mato namuose sėdosi prie vaišių stalo, ten susirinko daug muitininkų bei nusidėjėlių, kurie susėdo šalia Jėzaus ir jo mokinių. Fariziejai tai išvydę ėmė priekaištauti jo mokiniams: kodėl jūsų mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais? Šitai girdėdamas Jėzus atsiliepė: nesveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia mano žodžiai: aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Aš ir atėjau kviesti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių. Tai Viešpaties žodis. Jeigu tai būtų kokia iškilmė, tai kiekvienais metais per tą pačią iškilmę mes girdėtume praktiškai tos pačius skaitinius. Kadangi tai yra susiję su pirmų mėnesio sekmadieniu ir kadangi Velykos yra šokinėjančios, tai nebūtinai kiekvienais metais mes girdime visiškai tos pačius skaitinius. Šiandien, kai apmąstome švenčiausią Jėzaus širdį, sakau, tai yra dar vienas Dievo priminimas mums kiekvienam. Mums visiems, kurie esame sužaloti. Mes žalojam kitus, bet tuo pačiu patys irgi esam sužaloti. Kuriems trūksta meilės, kuriems reikia kažko daugiau, kad būtume laimingi. Priminimas, kad Dievas yra ta pilnatvė, Dievas yra ta meilė. Ir iš tiesų yra galutinis atsakas į mūsų visus klausimus, galutinis atsakas į visus mūsų poreikius. Kad ir kaip keistai atrodytų. Bet man atrodo, mes savo gyvenime esame irgi patyrę, kai atrodo, tiek daug dar reikia, kad galėtumėte laimingai gyventi ir po to kažkas nutinka. Ir staiga atrodo, kaip gera ir kiek daug džiaugsmo. Ir atrodo, kad gyvenimo, tam, kad būtume laimingi, iš tiesų, atrodo, ne tiek daug tai reikia. Ir pirmas dalykas, ko mums reikia, tai būti ir suprasti, patirti, tas irgi labai gerai yra, kad esame mylimi. Ir gailestingumo slėpinys, kurį čia ateidami, manau, kiekvieną kartą apmąstote. Ir švenčiausios Jėzaus širdies, ir pamaldumas, ir pats minėjimas yra dar vienas tas priminimas. Ir Dievas pirmiausia sako kiekvienam iš mūsų, kad aš tave myliu. Kaip pranašas sakė, dar įsčiose mane pašaukė. Sakė, kad aš tave myliu nuo pat sukūrimo momento, nuo pat to momento, kada mes atsiradome šioje žemėje. Nors tėvai dar apie tai nežinojo, o kartais net negalvojo. Bet Dievas jau nuo tada sako, kad aš tave myliu. Nuo krikšto jisai gali mus vadinti ir vadina savo vaikais. Ne tik kūriniais, bet ir vaikais. Bendra paveldėtojais. Ir prie to pirmo pasakymo, kad aš tave myliu, ką reiškia aš tave myliu? Tai reiškia, kad aš noriu tau to, kas yra geriausia. Ne visą laiką tai, kas yra geriausia, yra tuo metu fainiausia, maloniausia, arba netgi, jeigu dar būtų taip sakyti, norėčiausia. Įvairiai būna. Ir ypatingai tie, kurie turite savo vaikų, tai, manau, labai aiškiai žinote, kad tai, kas geriausia, ne visą laiką yra tai, ko tuo metu tas, kuriam tas geriausia yra, norėtų. Ir štai
pirmiausia pasakęs, kad aš tave myliu, Dievas toliau veda į mūsų gyvenimus ir nori, kad mes pažvelgtume jį, o tada pažvelgtume į save. Taigi šios dienos Evangelijoje, kai Jėzus sėdasi prie stalo, aplinkui jį susėda ne tik, sakytume, atsivertęs Matas, dėl kurio galėtų pradėti džiūgauti. Matas juk yra žydas. Žydas tarnaujantis okupantams. Ir staiga tas, kuris tarnavo okupantams ir kaip pagal istoriją yra muitininkas, kaip čia pasakius, šiais laikais tai būtų nelegalu, bet tais laikais tai buvo visiškai legalu. Muitininkas ėmė muitą tokį, kokį norėjo. Buvo muito dalis, kurią jis privalėjo atiduoti romėnams, o kita, kaip sakant, dėl jojo gėrio. Čia panašiai kaip turguje. Kai jūs ateinate ir nėra kainų parašyti ir jūs klausite kiek, tai pardavėjas jūs pasižiūri ir pasveria, kiek čia jūs galėtumėt mokėti. Ir jums gali pasakyti visai kitą kainą, negu sakė prieš tai buvusiam žmogui arba po jūsų būsimam žmogui. Jeigu mato, kad tikrai galite daug mokėti, jisai gali, nežinau, pakelt kainą, ypatingai, jeigu aplinkui nelabai to yra. Taigi, tai, kad vienas žydas nustojo tarnauti okupantam, galėtų arba netgi turėtų būti, džiaugsmo šaltinis. Bet fariziejai to nemato. Jie mato visus tuos muitininkus, kurie aplink jį susėda. Ir tarp tų muitininkų ir aplink jį susėdusių gali būti, kad dauguma, gali būti, kad visi žydai, bet gali būti, kad ir ne tik tai žydų yra. Ir jie visi vaišinasi. Ir jie priekaištauja. Ir Jėzus pradžioj sako, nesveikiesiems reikia gydyti ligoniams, o po to aš atėjau kviesti neteisiųjų, bet nusidėjėlių. Tai toks klausimas, tai pas ką Jėzus atėjo? Čia labai panašiai tos diskusijos, kaip versi tam tikrus žodžius, kur dabartinėme mišiolo variante yra už jūs ir visus, kad čia auka yra aukojama, kad kraujas buvo išlietas. Naujajam variante, to mišiolo, naujam vertime, lyg tai atsiras žodis daugelis. Nes tarsi būtų taip tiksliau versti. Na tai klausimas. Tai pas kokį procentą žmonių, arba dėl kokio procento žmonių Jėzus atkeliavo į žemę. Pabandykime pabalsuoti, aš taip sakysiu, procentus, kas galvojate, kad dėl tiek, tai kelkite. Pradėsiu nuo mažiausiai ir po to ten kelsiu link daugiau. Žiūrėkime, kas galvojate, kad dėl kokių 10% atėjo? Gerai. Kas galvojate 3 rankos? Kas galvojate, kad dėl 20% atėjo? Kas galvojate, kad dėl 30% atėjo? Dar viena ranka. Kas galvojate, kad dėl 40% atėjo? Kam 50-50? Ne? 60%? 70%? 75%? 80%? 80%? Nesupratau tada to ženklo. 85%? 90%? 95%? 100%? Wow, kokia jūra. Tai palaukit, tai kaip čia dabar išeina? Sako, aš atėjau kviesti neteisiųjų, bet nusidėjėlių. Tai skyrus tas rankas, kur pakėlė ten dėl 10% ir dėl 40%, tai suprantu ten tos kitus, kaip sakant, teisiuosius, dėl kurių nereikėjo ateiti. O tai kaip čia su jumis tada daryti? Jūs sakote, dėl 100%, Jėzus sako, aš atėjau kviesti neteisiųjų, bet nusidėjėlių. Tai kur tie dabar, nežinau, teisėjai, dėl pas kurios nereikėjo ateiti? Nėra, sako.
Iš tiesų, žmogus teisus pats tapti negali. Vienas Dievas yra tas, kuris galėtų mus padaryti teisiu. Tai jeigu Dievas nepadarė teisiu, tai teisiųjų nėra. Yra tų, kurie save vadina teisėjaisiais ir šios dienos Evangelijoje mes turime. Būtent fariziejus, rašto aiškintus, kurie galvoja, kad jie yra teisūs. Galbūt netgi, sakyčiau, jie turi argumentų, kad yra teisūs. Pavyzdžiui, gali sakyti, mes laikomės 10 dievų įsakymų, ar ten Mozės įsakymų. Ir gali būti, kad panašiai kaip su to jaunuoliu, kuris atėjo ir klausė, ką man daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą. Ir sako, tai laikykis įsakymų, kuriuos Dievas davė. Sako, aš jų jau visų laikausi. Ką dar turėčiau padaryti? Tai gali būti, kad jie, taip kaip jie galvoja, pagal savo supratimą, jie jau sudėliojo tenai pliusiukus ties visais kitais ir galvoja, štai, mes viską atliekame, mes esame teisūs. Bet greičiausiai šiame mąstyme yra ta didžiausia neteisybė. Kad žmogus galvoja, kad jis gali būti teisus be Dievo. Ir iš tiesų, kiekvienas žmogus yra nusidėjėlis. Savaime aišku, kad yra truputėlį kitas dalykas, ar mes galime, pavyzdžiui, vadinti nusidėjėliais žmonės, kurie yra nekrikštyti. Ar galim? Rimtai galim? Jeigu nėra Dievo, nėra ir nuodėmės. Mes galim sakyti, kad jie blogai elgiasi, kad jie neteisingai elgiasi, kad jie nežmoniškai elgiasi, bet tol, kol nėra Dievo supratimo, tol, kol nėra Dievo tiesos, tol kažką tiesiog pavadinti nuodėme mes negalime. Žmogus supranta, kad jis yra nusidėjėlis tik tada, kada jis susitinka su Dievu. Iki tol, nežinau, jis gali suprasti, kad kažką netaip daro, arba gali galvoti, kad yra teisus. Bet tik tiesos akivaizda ir šviesos, Dievo šviesos akivaizda, jisai gali suprasti, kad jis yra nusidėjėlis. Nes tada atsiranda tiesa ir atsiranda šventumo kelias. Ir žvelgiant į save šventumo kelio pozicijoje, žvelgiant į save Dievo šviesoje, mes galime pamatyti savo nuodėmes. Iki tol mes galim kalbėti apie moralę, mes galime, nežinau, apie įstatymų nesilaikymą, dar kažką tai apie blogį kalbėti, bet apie nuodėmę mes galim kalbėti tada, kada mes pradedam kalbėti apie Dievo akivaizdą. Savęs kaip tokio supratimą mes įgaunam irgi Dievo akivaizdoje. Ir labai teisingai, šaunuoliai, beveik visi pasirinkote, kad atėjo dėl 100%. Tik ne visi priima. Ne visi galvoja, kad to reikia. Arba kitas dalykas gali būti, vieni negalvoja, kad to reikia, kiti nenori to pripažinti. Ir vėl mes sugrįžtame prie švenčiausios Jėzaus širdies. Prie tos meilės, kuri mūsų laukia. Prie tos širdies, kuri niekada nepasmerkia. Netgi tada, jeigu ta širdis per kunigą, pavyzdžiui, išpažinties metu sako, atleiskite, bet aš negaliu duoti nuodėmių išrišimo. Tai irgi nėra pasmerkimas. Tai yra konstatavimas fakto, kad yra dabar tokia situacija, kada jūs su savo gyvenimu užkirtot visus kelius Dievo ateiti. Dievas toliau myli, Dievas toliau beldžiasi, Dievas toliau laukia. Bet šiuo metu jūs nenorite jo įsileisti. Nesat pasirengę dar jo įsileisti. Ir tai nėra pasmerkimas. Tai yra kvietimas eiti taip, kad apsispręstumėte, ateitumėte ir priimtumėte. Nes dovanos laukia. Malonės laukia ir didžiausia malonė pats Dievas, jis visą laiką laukia. Ir kuo žmogus labiau supranta, kokia didelė tai yra dovana ir malonė, tuo greičiausiai
Iš vienos pusės lengviau žmogui turėtų būti ateiti. Atsistojimas tiesoje nėra malonus dalykas. Ir kartais žmonės iš šalies žiūrėdami į katalikus, kurie atlieka tam tikrus veiksmus, kurie turėtų padėti mums atsistoti tiesoje, sako, kad mes save žeminame, kad mes save niekiname. Ir kartais iš tiesų iš šalies pažiūrėjus galėtų taip atrodyti. Nes kartais atlikdami tam tikrus veiksmus mes nesuprantame, ką darome. Pavyzdžiui, mišių pradžioje, ne? Mes prisipažįstame, kad esame kalti. Ir kodėl tai gali iš šalies atrodyti blogai, arba kodėl kas nors iš vidaus gali nenorėti to daryti. Todėl, kad turime patirtį. Gyvenime labai dažnai, jeigu padarėte kažką negero, jūs nepagavo, bet jūs prisipažinote, gavot per nagus. Buvot nubausti. O galėjot neprisipažinti ir nebūtų baudos. Ir todėl kartais gali pasakęs Dievą, kad, esu kaltas, prisipažįstu, kad nusidėjau, asocijuojuosi su tuo pačiu. Ir dėl to norisi to išvengti, nes aš taip prarasiu savo orumą. Kai prieš švenčiausio sakramento priėmimą, prieš komunijos priėmimą, sakome, nesu vertas. Vėlgi, visas pasaulis reikia, ant kiek kiekvienas žmogus yra vertas, ant kiek kiekvienas žmogus turi savo teisės. Ypatingai tie, kurie dirbate mokykloje, man atrodo, turėtumėte labai aiškiai išgyventi tą, kad dabartiniai mokiniai labai aiškiai žino savo teisės. Ir tikras, ir išgalvotas netgi kartais, išmąstytos tokios, kurios visiškai yra nerealios. O apie pareigas, kokios pareigos, kam tos pareigos? Yra mano teisės. Ir jeigu mano teisės, tai kalbėti apie tai, kad nesu vertas, negalime. Dėl to, kad tai yra mano teisė. Ir šioje vietoje atsistojimas toje pozicijoje, kad niekas iš čia, kas vyksta bažnyčioje, nėra mūsų teisė, pirmiausia gali išmušti iš klumpių, bet iš kitos pusės, kai mes suprantame, kas čia vyksta ir ką mes gauname, būdami to neverti, turėtų ne tai, kad mus kažkaip pažeminti, o kaip tik išaukštinti, nes tai išaukština. Nes Dievas save dovanoja ne todėl, kad mes esame verti. Dievas mums save dovanoja ne todėl, kad mes tobulai einame paskui jį ir tobulai klausomės jo, o dovanoja todėl, kad jisai mus kiekvieną myli. Ir atsistojimas pozicijoje kūrinio ir kūrėjo, tobulo ir to, kuris tik tai bando eiti keliu, tik tai atveria širdį ir dar labiau išryškina tą meilę, kurią esame mylimi. Ir tas supratimas, jisai turėtų normaliai mūsų širdise atnešti ne kažkokį susikaustimą, pažeminimą, kažkokį sumenkinimą, nuvertinimą, o priešingai. Jeigu teko kada nors gyvenime, ką nors padaryti, galbūt lengviau būtų kalbėti, pavyzdžiui, apie šeimą, namuose, pavyzdžiui, sudaužyti mamos, mylimą kokią, ką čia galima tokia mylimą, brangą kokią vazą, arba subraižyti tėčio branginamą automobilį. Ir kai galvojate, va dabar tai bus, o mama arba tėtis apkabina, sako, viskas tvarkoja. Nesijaudink. Čia tik tai daiktas. Ir tada taip ir ištirpsi tuo metu. Ta prasme, taigi kitaip turėtų būti. Ir žiūri, kad
tėtis ar mama, tai sakydami, jie iš tiesų tai galvoja. Jie nebando tavęs kažkaip nuraminti, nebando apgauti, bet iš tiesų taip galvoja. Tai taip gyvenime su žmonėmis nutinka geriausiu atveju kartais. O su Dievu visą laiką. Dievas nesako tiesa, ai nieko tokio, čia yra menknikis, toliau taip pat gali elgtis. Tėveliai tada irgi nesako, kad gali toliau taip elgtis, nes greičiausiai vaza buvo viena ir mašina viena. Bet Dievas sako, štai, tau nauja galimybė, naujas šansas. Eik ir daugiau nebenusidėk. O jeigu nusidėsi, aš vėl tavęs lauksiu. Ne tam, kad tave pasmerkčiau, nes jeigu būčiau norėjęs tave pasmerkti, išpažinties nebūčiau palikęs. Nes tai yra visiškas anuliavimas pasmerkimo. Išpažintis plus dar atlaidai. Va čia visiškai totalus. Totalus Dievo savęs nuginklavimas, teisingumo arba teisumo, kaip čia sakytum. Nes čia atleidžia bausmės, o čia amžinasias ir viskas, ir nieko, ir mes kaip švarus ištaisyti ir tyri. Galim tiesiai, atrodo, keliauti dangų. Ir visai Dievas tai padarė dėl tavęs. Ir daro dėl tavęs. Ir nepriklausomai, ką tu apie save galvoji, nepriklausomai, ką apie tave galvoja, nežinau, tavo žmona, tavo vyras, tavo vaikai, tavo viršininkas, tavo pavaldiniai, bilekas, nesvarbu, ką jie apie tave galvoja. Dievas visą tai padarė dėl tavęs. Taip stipriai tave myli. Ir taip stipriai tavęs laukia. Ir taip jam skauda, kai kartais tavęs nesulaukia. Kai kartais nesulaukia manęs. Bet net tada, kada jam skauda, jis vis tiek toliau mūsų laukia, trokšta ir yra pasiruošęs priimti. Tai ačiū Viešpatie tau už tą nuostabią tokią širdį. Veltui litanijos pabaigoje mes žvelgdami ir apmąstydami tą tokią nuostabią širdį, suprantame, kaip gera būtų turėti tokią širdį. Ir sakoma, ne, padaryk mūsų širdį tokią kaip tavo širdį. Amen.